Tai sveiki visi, savaitės pabaigai dar štai toks gražus Lexus NX 300H modeliukas, labai geros komplektacijos, head-upas, puikus salonas, 2,5 litro hybridinis varikliukas, puikiai važiuojantis, ekonomiškas, tikrai vienas iš tokių tikrai vertų dėmesio automobilių, ne veltui yra labai populiarus, deficitas netgi daug kas ieško ir neranda. Tai va, tai 2,5, kaip minėjau, hybridas ir dabar jau važiuos, aišku, dvigubai pigiau su kokybiška itališka Landrenzo sistema, apie kurios komponentus truputėlį ir pabandau papasakoti. Tai pats valdymo blokas sumontuotas štai čia, Landrenzo Evo OBD valdymo bloko versija. Greta valdymo bloko iškart matomas ir dujinės įrangos saugiklis, tech apžiūros metu be abejonės reikia jį žinot, kur jis yra padėtas. Landrenzo LI10 Turbo oversize dujų reduktorius, didelio galingumo reduktorius, našumo reduktorius, tam, kad važiuotų ilgai ir nuobodžiai, nekeldamas jokių problemų. Atskrino dujų reduktoriaus yra sumontuojamas keistos fazės filtras OMB BFC. Patogiam aptarnavimui, kaip matot, iš karto galim prieiti ir pakeisti filtrą, išvalyti vožtuvą. Čia turim dujinės fazės filtrą, slėgio davikliuką ir gražiai čia padėtus Reilo IG7 Dakota dujinius purkštukus ant gamyklinių gumukų, tvarkingai, tam, kad amortizuotų truputį triukšmą, garsą ir sklandžiai veiktų. Be abejonės sumontuojam tefloninės žarnas tam, kad nebūtų jokių kvapų, jokių problemų. Dujinės įrangos laidyną, kaip visada, adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Reiškia, kad laidus visus įvelkam į apsauginės gofras, tas gofras izoliuojame. Kiekvieną kontaktą apsaugome termokembrikais su klijais, be abejonės jį kiekvieną lituojant. Tai va, viskas gražiai nuvalyta, gerokai gražiau neatvyko pas mus dujinės įrangos montavimo darbams. Viskas paruošta pravesti instruktažą klientui. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kur jo pagidauja klientas. Šį kartą turim gražų apvalų mygtuką va štai šitoje vietoje. Guminis apvadas, gražiai atrodo, jisai čia puikiai matosi, naktį neblaško, neakina, labai gera vieta. Pildymą turim prie benzino užpilimo vietos. Kliento buvo reikalavimas ir noras turėti jį pilną, tai reiškia, kad iš karto jungiam pistoletą be jokių adapterių. Tai va štai čia mes jį taip sumontuojam, nerūdijančio plieno varžtus panaudojam, jis laikosi labai tvirtai, patikimai, tikrai jokių problemų dėl to nebus. Gražiai viskas užsidaro. Na ir įdomu šitas Lexusas tuo, kad kliento buvo išskirtinis reikalavimas turėti kuo didesnį dujų balioną atsarginio rato vietoje. Tai va atspėkit, kiek čia tą balioną įdėjom. Aišku, teko paaukoti ir prapjaustyti ir nemažai visokių čia plasmatinių ir apdailos detalių tam, kad tą balioną sutalpint. Na, bet kadangi kliento nori mums, kaip sakyti, yra įsakymas, tai mes ir padarėm taip, kaip jis pagidavo. Tai yra sumontuotas 80 litrų dujų balionas. Tai 60 keli litrai pagal faktą degalinė jį subėgs, o jeigu automobilis vartos tarp 6 ir 7 litrų dujų mieste, galit nesunkiai paskaičiuoti, kad štai toks NX 300H vienu užpilimu po miestą važinėjant galės nuvažiuoti apie 1000 km. Tai va, nežinau, mano nuomonė tai labai geras variantas, klientas to norėjo, mes sugebėjom jam tą suteikti. Bormech balionas, gražiai viskas užsidaro ir bagažinė erdvė lieka lygi, tvarkinga, švari. Taip, kad tikrai labai geras variantas. Tai va, tai tiek apie šį Lexus NX 300H. Jeigu kažką panašaus planuojate įsigyti ar vairuoti ir norit kokybiškų sprendimų, kreipkitės, kaip visada, mielai padėsim. Ačiū.